Šiandien turim išskirtinį turinį, pakalbėsim apie įdomią audio sistemą mano bičiulio draugo. Tai lankiausi pas Edviną. Ir Edvino audio sistemą iškart išduosiu, kad groja Davo Major. Tai tikrai dar nedaug kas Lietuvoje turi šias patefono galvutės, kurias vertinu kaip geriausia, ką esu girdėjęs kol kas. Tai tikrai, manau, ir jums bus įdomu pasižiūrėti būtent tokio tipo video. Aptarsim ir kitas Edvino sistemos dalis. Edvinas yra įvykdęs dabar įdomų labai AudioNote kolonėlių projektą, tai perdaręs, aišku, modifikuotos šios kolonėlės, bet panaudoti aukštos klasės garsiakalbį AudioNote, yra pajungęs dabar, eksperimentuoja su išoriniais filtrais, tai tikrai, manau, bus įdomu, nes tikrai pakankamai išskirtinė sistema ir AudioNote tikrai fanų, manau, Lietuvoje yra pakankamai daug, tai bus dėl to įdomu. Na, žinoma, pakalbėsim ir apie kitas sistemos dalis. Aišku, video pabaigoje papasakosiu savo pastebėjimus, kaip suskambo, kas patiko man. Na ir išduosiu dar, kad bus ir antroji video dalis, tai ten bus daugiau paliesta juostinių magnetofonų tema, nes Edvinas turi, na ir studijinių, ir paprastų magnetofonų visą, galima sakyti, kolekciją. Ir jie tikrai yra nepaprasti, nes, na, jau aukštos klasės, tai antroji bus dalis video grinai apie magnetofonus ir irgi neužilgo sumontuosiu ir turėtų jau pasirodyti. Na, dabar einam prie interviu su Edvinu, šiek tiek papildysiu savo žodžiais, o video pabaigoje, aišku, pakalbėsim ir apie patį garsą. O kas norit papildomą audio ir video turinio, tai kviečiu prisijungti prie mano Patreon, ten bus daugiau audio testų iš viešnagės pas Edviną. Na, o dabar važiuojam. Bičiuliai, kaip matot, matyti veidai ir šiandien pakalbinsime Edviną. Tikrai bus, manau, įdomu, nes Edvinas papasakos apie savo sistemos komponentus, kurie tikrai yra įdomus ir išskirtiniai. Na, Edvinai. Sveiki. Tai pradėsim, manau, nuo kolonėlių tavo projekto, nes kolonėlės, kiek žinau, jau senokai turi ir čia yra AudioNote projektas. Gali gal papasakoti apie visą istoriją jų? Jo, tai čia yra AudioNote AN, man atrodo, modelis. Su garsiakalbiais pats siunčiau, čia konservavau. Tai dėžės padarė Olandas pagal originalius brėžinius iš beržo faneruotės. Garsiakalbis parsisinčiau iš anglų, tiesiai iš AudioNote'ų. Čia yra Silver versija su linko magnetais. Turi išorinius filtrus dar neužbaigtus, reikės prie kambario privesti, padaryti dėžutės. Tai su filtrais daug eksperimentų turėjai čia? Jo, bet vėl viskas iš naujo ir keičias patalpa, keičias namas, tai reikės naujai suvesti. Tai čia pagal pačią patalpą žadi dabar padaryti, kad skambėtų aš... Tai filtrai bus parengami pagal patalpą su matavimais, nes reiks sutvarkyti dažnai. Na tai Edvinui atvešiu mikrofonus, Edvinas išsimatuos ir tada žiūrėsim, kaip užgros, nes šiaip dabar darėm testus, tai ir dabar geras tikrai rezultatas, ypatingai klausant vinilą. Na, einam toliau prie sistemos, kaip sakant, centro jau. Tai gal pradėkim nuo tokių mažiau egzotiškų komponentų, tai gal apie tiką gali kažkiek biškį papasakoti. Jo, tiką turiu gal 3 metai jau, pirkau iš vieno Vilniečio. Šiek tiek pasiremontavau dabar vidurius, tai tikrai neblogas transas, balansinis visas, gražiai groja, atmosferą perteikia, gan neblogai. Tai šiandien turėjom progą, kaip tik atsivežiau Sony stiprintuvą, kurį S serijos esu gavęs, tai lyginom, tai tikas pranašesnis, aišku, nes taip ir turi būti, nes kainos kategorija visai kita. Skaitmenos, kiek suprantu, tai mažiau klausai namuose, ne? Nu, dabar, kadangi turim analoginių dalių, tai vis mažiau įsitraukiu. Bet tenka, kodėl, ir fonai. Tai dabar pradėsim pereinėti prie aukštesnės, kaip sakant, aukštesnio lygio audio sistemos dalies, tai gal papasakosi apie šią patefono galvutę? Jo, tai čia šiemet įsigyta mūsų palangiškio Dariaus Valiūno, Davo Majoras. Tikrai džiaugiuosi, labai gera galvutė, groja visas plokšteles, nėra išranki. Viską puikiai apibėga, dinamika superinė. Įtraukia tiesiog klausytis. Tai aš prisipažinsiu, šiandien pas Edvino namuose pirmą kartą klausiau Davo Major, o prieš tai klausėm pas Darių Valiūną. Tai kol kas šią galvą tikrai patefono NC tipo vertinu, na, geriausiai ką esu girdėjęs iš tikrųjų. Na ir pas Edviną buvo labai įdomu išgirsti ją namų sąlygom, kaip skamba pas žmogų. Jinai turi labai gerą dinamiką, tai tiesiog fantastiškai įtraukia.
Na taip, tikrai labai smagu. Na, einam dabar prie tavo eksperimentinę stendo. Čia yra, gal papasakosi apie šituos trafukus dabar. Nu, turim čia porą trafukų stepapų. Tai čia Western Electrico 618. Eksperimentuojam, junginėjam čia įvairius variantus. Čia yra keli prijungimai. Taip pat turim irgi Davos trafuką. Taigi Darius padarė prie galvos. Tai čia nėra pilnai sidabrinė versija, čia yra ta miksuotam. Ne? Jo, varis su sidabru, kombinuotai. Na tai darėm eksperimentus, tai prisipažinsiu, kad tikrai garso skirtumas labai didžiulis nuo šitų Western Electricų. Ir Dava tikrai skambėjo daug geriau trafukas. Na, ir apskritai, ir kur sidabras naudojamas, daro artimiau, ypač aukštus artyn. Jo, aukštuose labai jaučiasi skirtumas. Filtras irgi naudojam sidabrinius kondikus aukštų. Žemas to nereikalauja. O fono korektorius, tai čia tavo projektas, pats kažką čia dabar konstruoji. Čia yra labai stipriai perdarytas. Čia yra 834, bet ta schema aero. Bet ten, kas likę originalaus, tai tik plokštė. Viskas perdaryta. Daug pridėta kondensatorių įvairių. Geros kokybės. Na, laidai irgi žiūriu tokie jau. Na, čia gyvatę pagavom čia. Anakonda. Anakonda. Na tai šiandien tikrai prisipažinsiu, ilgokai klausėm šitą audio sistemą ir tikrai likau nustebęs, nes kiek dalyvavom paroduose, važiavom visur įvairiai klausėm, tai Audionaut, kad užgruotų, na, neteko girdėti, kad taip užgruotų, kaip šiandien pavyko paklausyti. Tai tikrai labai džiugu, labai džiaugiuosi. Tai Audionaut kolonėlės tikrai skamba labai gerai, jeigu visa sistema yra subalansuota, suderinta. Na ir aišku, atitinkami komponentai turi būti audio sistemos. Tai labai džiaugiuosi, kad pavyko paklausyti pas Edviną šiandien Davo Major. Labai nustebino klausant šioje patalpoje, nes iš pradžių turėjom testus, klausėm skaitmeną. Tai naudojam kaip transportą pionierių šį aukštesnės klasės. Aš buvau atsivežęs, čia yra padėtas mano daką klausėm su lempiniu buferiu ir tikrai buvo neblogai su lempiniu buferiu, bet uždėjus Davą tiesiog nušvitot. Na tai labai dėkui ir ačiū, kad pakomentavai, papasakai apie savo audio sistemą ir suteikiai progą mums pasiklausyti. Metas pakalbėti apie patį garsą. Tai kaip suskambo ši audio sistema? Suskambo fenomenaliai, o kitaip suskambėti ir negalėjo, kadangi daugiausiai, aišku, klausėme Davo Major, vinilą, tai buvo tiesiog stebuklas. Klausėm, aišku, ir atitinkamus įrašus, nebuvo ten kažkokių prastų plokštelių pas mus klausoma šiandien, aišku, buvo ir lietuviškų paklausėm ir kas labiausiai užstringa klausant Davo Major, tai kad garso lygis, pati kokybė visą laiką, nesvarbu kokį įrašą bedėtum, visą laiką tame pačiame lygyje plaukia ir skamba įtraukiančiai. Ant žemesnės klasės, žinot, kai būna, kas klausot galvutės, kad labai skiriasi, uždedi vieną plokštelę, kitą uždedi ir tiesiog būna tas toks atmetimas. Tai su Davo Major Dariui Valiūnui pavyko tai padaryti, ko nesu girdėjęs, iš tikrųjų niekur matęs ir taip toliau. Mačiau, kad buvo bandymų kažką tais paklausinėti apie patefoną, kad gal tai žemos klasės patefonas. Būtent Dariui pavyko tai padaryti, kad patefonas nebėra svarbiausia dalis, nes pati galvutė yra tam tikra technologija panaudota, kad nebėra tiek vibracijų ir vibracijos nebepaveikia tiek pačio grojimo. Tai aišku, apie tai gali komentaruose daugiau pasakyti ir papasakoti pats Darius. Aš tiek nežinau, bet čia savai žodžiais bandau paaiškinti. Ir klausant netgi šio Regos patefono tikrai, kuris nėra kažkoksai aukštos klasės, šitas patefonas tikrai yra iš pigesnių. Tonarmas tik tai šitas Regos yra aukštesnės klasės, bet irgi ten reikėjo modifikacijas šiokias tokias atlikti, kad galėtų paklausyti. Ir klausėm, muzika plaukė, buvau sužavėtas, tiek Audionaut kolonėlių skambesių, tiek ir stiprintuvas šitas tiek. Edvinas irgi tikrai yra išbandęs ne vieną ir jam šitoj sistemai labai patinka, kaip jis skamba. Beje, turi Edvinas ir lempinį stiprintuvą, turi ir kitų žaislų įvairių, bet kol kas tai yra jo favoritas. Ir man irgi patiko, kaip suskambo šis tikas, tai aš esu girdėjęs ir istorijas šiek tiek apie šitą stiprintuvą. Jeigu kažkam įdomu, laukiu komentarų, parašykit, būtinai pasidalinsiu.
Tai garsas buvo 10 balų, tikrai užskaitau. Tai kam patiko šis video, parašykit būtinai komentarų, paspauskit like. Na, papildomo turinio su testais pamatysit Patreon'e, kviečiu prisijungti dar kartą. Sutiksime neužilgo, kalbėsim apie juostinius magnetofonus. Iki.